Сьогодні команда Українського дому в місті Йорово. Тут місцева спілка молоді організувала масштабний збір допомоги для українських військових. Ця ініціатива ще раз показує, що підтримка України в Литві залишається сильною. Завдяки таким людям допомога з маленьких міст доходить туди, де вона найбільше потрібна – на фронт. Aš esu Karolis Kazakevičius iš Jonavos, Lietuvos Respublikos ir taipogi mokausi Senamiesčio gimnazijoje. Esu organizacijos Jaunimas kuriantis Lietuvą pirmininkas, Jonavos rajono skyriaus pirmininkas ir mes organizuojam humanitarinę paramą Ukrainai. Ukrainos namus man jau teko girdėti prieš tai, tačiau pirmiausia, aišku, kreipiamės į bene vieną didžiausių Ukrainos paramos organizacijų Blue Yellow, o jie pasakė, kad renka paramą tik tai finansinę, mes norėjom rinkti humanitarinę, todėl jie mus nukreipė tiesiai į jūs. Aš esu Kristupas Mačiūnas ir aš esu šios organizacijos vicepirmininkas. Aš nusprendžiau padėti rinkti visą paramą, dėl to, nes aš užaugau tokioje šeimoje, jos prioritetas buvo padėti tiems žmonėms ir tai mane labai veikia padėti Ukrainai ir padėti rinkti paramą. Parama pagrinde buvo humanitarinė, tai pagrinde užpilami makaronai, dantų pastos, muilas, šampūnai, taipogi buvo ir sausainių, saldainių, to, kas tikrai dabar šiandienai reikalinga Ukrainos žmonėms. O pats organizavimas kilo turbūt iš to noro padėti Ukrainai, nes Rusija, agresorius, užpuolė Ukrainą, visai neteisėtai, nepriklausoma valstybė. Ir faktas, kad ukrainiečiai, kada mes kovojame už savo laisvę, jie padėjo mum. Ir dabar atėjo laikas padėti jiems. Todėl mes nusprendėm suorganizuoti 4-osios karo metinės ir kiekviename iš mūsų atsirado ta bendrystė, tas bendrystės jausmas. Komunikavom su 4 mokyklom, tai yra su 2 Jonavos miesto gimnazijom ir 2 progimnazijom. Visas darbas nebuvo lengvas, tačiau visi noriai prisidėjo, tiek mokiniai gimnazijose ir mokyklose, tiek pats skyrius, patys žmonės buvo labai įsitraukę į veiklą. Visi už bendrą pergalę iki galo. Aš esu Saulė, žmogiškųjų išteklių koordinatorė, vadovė ir visas tas jausmas padėti žmonėms mumis sujungia tą vieną lyg kumštį, kuris kovoja prieš visą neteisybę ir tiesiog tas norėjimas padėti iš tikrųjų visas mūsų tas tokias lyg vertybės iškelia į viršų ir parodo, kokie iš tikrųjų mes žmonės esam. Ir tas visas žiaurumas tiesiog taip netgi kai kas neigiamai mus veikia ir pradedam kai kas net bijoti dėl savęs arba dėl savo ateities. Tad mes esame laimingi, kad mes galim bent kažkiek prisidėti ir kažkiek padėti. Mes norėtume, kad šita mūsų visa surinkta parama eitų didžiąją dalį visiems, bet didžioji dalis eitų pas kareivius. Mes Ukrainos namai, aš esu Aleksas ir atstovauju Ukrainos namus šiandien čia. Labai dėkingi organizacijai Jaunimas kuriantis Lietuvą, Jonavos skyriui, už šią paramą. Tai yra labai svarbu. Tokia parama nenutrūksta iš Lietuvos nuo 22 metų tikrai ir dar anksčiau mes turėjome tokių pavyzdžių nuostabių ir labai kažkaip svarbu ir kažkaip jautru man matyti tokius jaunus žmonės, kurie dar neturint tos kažkokios daug gyvenimo patirties, bet jau širdimi jaučia, kad gali padėti, turi padėti tiem, kurie kenčia kare. Tai pirmiausiai žmonės, kurie nukentėjo tiesiogiai, bet ir psichologiškai tą pagalbą labai svarbu.
kad ji vyksta. Ir ši pagalba labai vertinga, čia yra ir maisto, ir įvairių sanitarinių priemonių. Ji tikrai galbūt net jau rytoj keliaus į Ukrainą. Ir bandysim paskirstyti tarp kariškių ir civilių šiek tiek, nes Ukrainos namai padeda Ukrainoje įvairių sluoksnių žmonėms. Pirmiausiai frontui, bet ir pagal galimybės, kiek mes čia gaunam paramos, kiek kažkaip patys susirandam kažkokių galimybių, padedam ir civiliams, ir seneliams, ir vaikams, ir taip toliau. Taigi ačiū miestui Jonava, mes tikrai labai jums dėkingi. Ačiū šaunieji jaunimas. Slava Ukrainai. 3, 2, 1, labas iš Lietuvos!